Visų pirma, dar kartą noriu įspėti, kad šiandieną jokių būdų ne konferencija naujokams. Tikiuosi, kad čia nėra naujokų, todėl kad nėra prasmės kviesti. Naujokai nieko nesupras, nieko nesusigaudys ir tiesiog žmogus, kai nesupranta, nežino, apie ką eina kalba, nėra, tiesiog bus sugaištas laikas, nėra jokios prasmės tam. Jeigu yra naujokų, tai paprasčiausiai galbūt siūlyčiau tiesiog išeiti, nesupykit, kad tą siūlau, paprasčiausiai tiesiog išeikit, nes, kam jums gaišt laiką, kai vis tiek tikrai nieko nesuprasit. Noriu įspėti, kad visą šią savaitę, rytoj, apskritai nežinau, ar rytoj bus kokia nors konferencija, nes gali būti, kad man reikės dalyvauti ispaniškoj. Bet kokiu atveju visą šią savaitę tikrai nebus konferencijų naujokams, vis dar jos atšauktos. Net nežinau, nuo ko pradėti, tiek visokių dalykų noriu šiandien jums pakalbėti, tiek visokių dalykų noriu jums papasakoti, kad net kaip visą laiką sakau, jeigu žinai, nuo ko pradėsi, žinok pirmą sakinį, po to bus lengva. Tai iš tikrųjų šiandien net pirmo sakinio nežinau kalbu ir net nežinau, nuo ko pradėti kalbėti iš tikrųjų, nes daug viskas padraipstyta, tas ten. Čia mėginau susirašyti ant lapelio, kad kažko iš to padraipstyto nepameščiau, kad viską paminėčiau, ką noriu paminėti. Bet tik tai visų pirma, tai aš aišku, ačiū, kad atėjot, džiaugiuosi labai žmonėmis, kurie iš tikrųjų pasiryžę. Tikrai paskutiniam dienom daug esu internete, daug esu Facebooko grupėje, matau visokių kalbų, visokių atsiliepimų, visokių gerų, blogų ir visko, ko tik tai norit. Skaitau visko, daug teko ir žinučių ištrinti, teko žmonių pašalinti, kad nekiltų jums, netgi mane pakaltino, kad turiu du Facebooko profilius, net šitą sugebėjo mane pakaltinti. Čia labai paprastas klausimas, tiesiog nenoriu jokių neaiškumų tarp manęs ir jūsų, kad viską visi suprastumėt ir žinotumėt. Du profilius, taip, turiu du profilius, bet esmė tame, kad saugojus šitaip nuo Facebooko triukelių, čia nieko bendro neturi nei su mūsų darbu, nei su mūsų verslu, nei su mūsų kompanija. Paprasčiausiai, kadangi aš labai daug komentavau, visiems atsakinėjau į klausimus, visiems rašiau žinutes ir taip toliau, tiesiog Facebookas mane užblokavo savaitę laiko, iš viso negalėjau nieko rašyti. Susikūriau kitą Facebooką, kitą profilį, kad galėčiau ką nors rašyti ir taip toliau, žodžiu, čia iš vis nieko bendro neturi su mūsų nei kompanija, nei darbu, čia Facebooko triukeliai, paprasčiausiai neleidžia Facebookas daug žinučių rašyti. Tai dabar retsykiais parašau iš vieno, retsykiais parašau iš kito profilio. Tikiuosi šitokiu būdu išvengti užblokavimo, bet žmonės sugebėjo net šitame įmatyti nusikaltimą. Žodžiu, kartais kaip paskaityti, iš tikrųjų man juokas. Nežinau, kiekvienas aišku, ką nori, tą gali kalbėti, mes turim žodžio laisvę ir taip toliau, bet ne grupiai. Grupiai žodžio laisvės nėra. Grupę aš sukūriau, grupę aš labai saugoju, todėl kad čia yra mūsų pagrindinis darbo įrankis. Jau 100 kartų sakiau ir kartojuosi ir dar kartosiuosi ne vieną kartą. Grupiai bus pateikiama tik tiksli, konkreti ir reikalinga informacija. Kodėl? Todėl, kad būtent tam ji ir sukurta, tam, kad atėjęs žmogus naujas, nes mums seniems viskas aišku, mes seniau dirbantys, mes suprantam, žinom, mums tų klausimų nekyla, kyla galbūt labai retai kada vienas koks kitas. Grupė naujiems žmonėms tam, kad jie ateitų ir gautų tikslę, reikalingą, konkrečią, naudingą informaciją. Ir neleisiu, kartojuosi ir ko gero kartosiu dar milijoną kartų, neleisiu skleisti nepatvirtintos, netikslios, neteisingos informacijos, neleisiu rašyti ant savo nuomonių. Aš jau šiandien rašiau, kad dar Gandhi sakė, kad šiaip jau yra 7 pavojai žmogui dideli. Ir 2 iš tų didelių pavojų, tai yra vienas iš jų žinojimas be supratimo ir antras yra toks labai didelis pavojus verslas be etikos. Taigi, žinojimas be supratimo, ką reiškia? Reiškia, išgirdau ten, išgirdau kitur, neturiu nė žalio supratimo apie ką kalbu, bet kalbu. Kalbu, nes žinau kabutėse. Nuo tokio žinojimo, nuo šitokio pavojaus
saugau grupę, saugau naujus žmonės, kol jie neišmoksta, nesuvokia, nesupranta ir toliau saugosiu. Ir patinka kam nors tai ar nepatinka, man neįdomu, nes aš nepretenduoju, kaip čia pasakyti, kaip čia jums teisingiau įsireiškus, nepretenduoju į, kaip čia pasakyti, nepretenduoju, kaip čia pasakyti, kaip čia geriau įsireikšti, kad mane gerai suprastumėt. Jeigu norėčiau ištekėti, tai gal man labai rūpėtų, kad patikčiau žmogui kitam ar ne, ir kad mylėtų mane tas kitas žmogus. Tik tokiu būdu galiu ištekėti. Čia mes apie tai nekalbam, mes kalbam apie verslą. Nepretenduoju nei patikt, nepretenduoju nei kad mylėtų mane. Pretenduoju į teisingai, korektiškai, tvarkingai daryti sėkmingą verslą. Mano tokie tikslai. Ir jeigu aš kam nepatinku, tai man visai neįdomu, nes netoks mano tikslas. Mano tikslas tai yra mūsų visų bendras sėkmingas verslas. Taip kad, ko tik aš neprisiskaičiau, žodžiu, man tai nerūpi, todėl kad ir toliau neleisiu grupėje skleisti neteisingos, netikslios, netikros informacijos. Ir galite už tai manęs nekęsti, man tas pats. Bet neteisinga informacija grupiai nebus. Toliau, iš tikrųjų, ko gero pritarsit man, kad viskas prasideda mūsų galvose, viskas prasideda mūsų mintyse. Ne veltui sakoma, ką galvoji, tas ir esi. Iš tikrųjų, kaip galvojam, nuo mūsų minčių sekos priklauso mūsų veiksmai ir vienareikšmiškai nuo mūsų veiksmų priklauso mūsų rezultatai. Ir skaitai kartais grupiai, aš čia pažaidžiau 3 savaitės ir daugiau nežaisiu, tai vienareikšmiškai. Labai suprantu tuos žmonės, kurie atėjo tik pažais ir būtent tie labiausiai ir pyksta dėl pakeitimų ir jie iš tikrųjų net nieko ir nepraranda. Nežaiskit, nes čia nežaidimai. Suprantu, kad jūs atėjot pažaisti, suprantu, kad tie, kurie žaidžia, juos ima piktumas. Nežaiskit, neverta. Geranoriškai sakau, paprasčiausiai išeikit, nesitrukdykit, negaiškit savo laiko. Žaidimams čia ne vieta. Žaidimų yra daug geresnių ir tam pačiam Facebook'e. Ir apskritai internete galite rasti visokiausių gražesnių žaidimų su gražesniais paveiksliukais, įdomesnių. Ten dėjuot nereikės, o gal reikės dėjuot, kai pralošit, bet dėjuosit namuose, nedėjuosit viešai. Nežaiskit, tiesiog išeikit ir išeikit ramiai, išeikit netrenkdami durimis, kaip atėjot ramiai, taip ir išeikit ramiai gerbdami kitus, o jeigu jau negerbėt kitų, tai bent jau save. Tie, kurie nori išeiti, tai gerbkit save ir išeikit tyliai, garbingai. Paprasčiausiai išeikit netrankydami durimis, nemėtydami žodžiais. Jūsų niekas nepaėmė už rankos, neprivertė čia ateiti. Taip, kaip savanoriškai atėjot, taip savanoriškai išeikit. Ir gerbiu tokį sprendimą vienareikšmiškai, 100%. Ne visi to paties ieškom, ne visi to paties siekiam. Ir jeigu žmogus atėjo ir atėjęs pamatė, suprato, kad čia ne jam, visiškai 100% gerbiu tą sprendimą. Išeikit ramiai, tvarkingai, gražiai, kitą kartą susitiksim išgerti kavos galbūt. Ir tiek, kam reiks savo pyktį, dėl kuo piktinatės. Ta prasme, būkim etiški, būkim kultūringi, būkim tvarkingi, net išeidami būkim etiški ir kultūringi. Ir visiems bus malonu ir nesvarbu, jūs turėsit savo verslą ar savo darbą, mes turėsim mūsų verslą. Ir apart verslo dar yra gyvenimas, dar galima susitikti ir toliau būti draugais, ir toliau gerti kavą kartu, ar pavakarieniauti, ar papietauti, ar pakalbėti telefonu. Bet nesitrankykim durimis, išeikim tyliai, ramiai, garbingai, be jokių, net nežinau kaip pasakyti, be jokių ten tragedijų. Kaip ramiai atėjom, taip ramiai ir išeinam. Na ir tie, kurie liks, vienareikšmiškai suprasiu, kad tai yra žmonės apsisprendę ryžtingi, kad žmonės, kurie nežaisti atėjo, kad žmonės, kurie iš tikrųjų atėjo ir suvokė, kas yra verslas, kas yra tavo nuosavas verslas, juk dėl savo paties verslo privalai suprast, kad
atsakingas tik tu pats ir niekas kitas ir negali ieškoti kaltų, nes juk verslas tas pats tau, man ir visiems likusiems tas pats, tos pačios sąlygos, ta pati kompanija, tas pats mūsų verslas. Tu trenki durim ir išeini, o aš dirbu, pasiekiau rezultatų ir toliau tęsiu, toliau dirbsiu, toliau sieksiu rezultatų. Vadinasi, verslas tas pats buvo tau ir man. Tik tai tavo požiūris buvo kitoks apie šitą verslą, tavo santykis, tavo mintys visų pirma buvo kitokios, todėl ir kitoks rezultatas, mano kitokios, nors verslas tas pats. Taigi, visi mes sėdim tam pačiam vagone ar traukiny ir labai noriu, kad labai teisingai, tvarkingai suprastumėm, kad teisingai galvotumėm, nes būtent nuo minčių priklausys veiksmai ir rezultatai. Ir manau, kad tikrai niekas nedrįstų ginčytis. Dabar vėlgi, minėjau milijonus kartų ir dar tiek pat minėsiu, tai verslas. Tai ne darbas, neatėjom į darbą, atėjom kurti verslą. Jeigu dabar kiekvieno iš jūsų, labai gaila, kad aš jūsų dabar negaliu matyti, labai gaila, kad negalim susėsti bendroj kažkokioj salėje ir pasikalbėti. Dabar aš kalbu čia su šitu ekranu ir nieko nematau jūsų. Iš tikrųjų labai sunku su jumis bendrauti, kai jūsų nematai, negirdi ir negalit man atsakyti. Man būtina jausti jūs, ar ne, būtina žinoti jūsų reakciją, bet ir jūsų akis, bet to neturiu. Taip kad supraskite, ir mane iš tikrųjų yra labai sudėtinga kalbėti su žmonėm, kai žmonių nėra, kai yra tik tai vardai, ar ne? Vadinasi, iš tikrųjų, o pokalbis rimtas, nes kur esam, koks momentas, kokia situacija, kaip reikia reaguoti. Ir iš tikrųjų vienas iš tų, kur gandys sakė pavojus, žinojimas be supratimo yra tikrai pavojus, dabar labai grėsmingas šitas pavojus. Žmonės išgirsta, nugirsta, nieko nesuvokia, nesupranta, dar blogiau, kai išgirsta nepatvirtintus dar dalykus ir kelia karą, didžiausią karą, tragediją ir perversmus, revoliuciją. Iš tikrųjų, vis dar ne viskas patvirtinta. Žinau daug dalykų, žinau labai daug dalykų, galbūt žinau praktiškai vos ne viską, bet dalis tik tai yra patvirtinta, kita dalis dar nepatvirtinta. Vadinasi, tai gaunasi žinojimas kaip ir beveik be supratimo. Tai, kas patvirtinta šiandien, apart to, ką jau kalbėjau aną kartą, šiandien daugiau yra dalykų patvirtintų, tai dar pakalbėsim apie šitus patvirtintus. Ir vis dar nežinau, vis dar dvejoju, vat kalbu su jumis, ne veltui aš sakiau, kad kai žinai pirmą sakinį, tai po to lengvai visą vakarą gali papasakot, ką reikia papasakot. Nežinojau pirmo sakinio šiandien. Ir nežinau iki šiol, ar verta sakyti dalykų, kurie vis dar nepatvirtinti. Tiesiog nežinau, dar neapsisprendus, kalbu su jumis ir dar neapsisprendus. Taigi, žiūrėsime eigoj, kaip čia man gausis išsakyti nepatvirtintus dalykus ar nesigaus. Žodžiu, pakeitimai. Iš tikrųjų, kodėl būtent sustabdytos konferencijos naujokams? Todėl, kad iki galo nėra nuspręsta, koks bus mūsų marketingas. Nėra dar iki galo visų taškų nėra sudėta. Neparuoštos naujos skaidrės. Jeigu būtų viskas nuspręsta, patys puikiai suvokėt ir suprantat, kad mes turėtumėm naujas skaidrės, mes turėtumėm prezentacijas. Šito nėra. Tai yra faktinis įrodymas, kad neišsigalvoju, kad tai yra tiesa, kad iki galo taškai nesudėti. Taip, kad mėginsiu dabar paliesti tai, ką žinom. Ką žinau, kas patvirtinta. Pirma, aišku, tas, ką jau kalbėjome anąsykį, mėnesinis aktyvumo mokestis sugrįžta kompanijai. Žinom, kad tai buvo iš pat pradžių ir kai buvo tas mėnesinio aktyvumo mokestis, ėjo kompanijai ir didesnis negu dabar, viskas buvo gerai, niekas nepyko, žmonės atėjo su tokiom sąlygom ir niekas nepyko, visi žiūrėjo tai normaliai. Paskui staiga padarė kompanija, kad tas aktyvumo mokestis buvo paliekamas mums. Kam padarė šitokį dalyką? Tam, kad mes greičiau galėtume pirkti paketus.
Bet kai įvyko toks sprogimas, kai įvyko toks greitas augimas, kompanija privalėjo daryti kažką. Tai yra, įsivaizduokit, kad dabar mūsų 1,600,000. 1,600,000 praktiškai per 8 mėnesius. Palikti dar iki šių metų galo tą patį, kaip nuo 0 pradedant iki 1,5 milijono užkilo per 8 mėnesius. Tai dar palikti keliai mėnesiam, tai būtų 10 milijonų, o čia jau būtų tragedija. Ir jeigu, visai priešingai negu daugelis galvoja neįsigilinę, jeigu kompanija dabar nesimtų veiksmų, jeigu kompanija nebūtų peržiūrėjus plano ir viso to, ką mes turėsim dabar kitaip, tai būtų eilinė kompanija, nuo kurių žmonės pavargę, būtų eilinė kompanija, kuri atbėgo, parėkė ir išnyko. Būtų eilinė kompanija, kuri atėjo 2-3 mėnesiam pusei metų ir dingo, bankrutavo. Būtų eilinė kompanija, kuri atėjo, pažadėjo ir niekam pinigų neišmokėjo ir išnyko neišmokėjus pinigėlių žmonėms. Būtų eilinė kompanija. Ir daug žmonių yra pavargusių nuo tokių kompanijų. Daug žmonių yra pamėginę ten, pamėginę kitur. Ten išnyko, ten bankrutavo, ten nesumokėjo. Žinau, pažįstu asmeniškai žmonių, kurie iš kai kurių kompanijų mėnesiais negavo savo pinigėlių. Pavargo žmonės nuo tokių kompanijų. Šita mūsų kompanija, Libertachija, nenori būti tokia kompanija, nenori būti eilinė, nenori būti ateit, parėkti ir išnykti. Va būtent todėl ėmėsi veiksmų dabar, kol dar nevėlu, kol viskas rankose, kol viskas valdoma, kad neištrūktų viskas iš rankų, kad sustotų, kad sustotų daiktai į vietą, kad sustotų reikalai, kad pasidarytų stiprus ir geras ir didelis pamatas. Todėl, kad aš jau aną kartą jums sakiau ir kalbėjau ir aiškinau, kokie planai kompanijos, kokie projektai, kiek daug dalykų jau pradėta, bet visi vis dar neveikiantys, visiems reikia savo laiko. Ir šiuo metu mes esame tokioje situacijoje, kad daug projektų jau pradėtų, bet vis dar neveikiantys, nes kiekvienam iš tų projektų būtinas laiko tarpas, tam tikras laiko tarpas. Aš juk sakiau, per 5 minutės cepelinų neišvirsi, kad ir kaip idealiai tu juos ten suplotum ir padarytum. Bet jeigu pavirsi 5 minutės, tokių cepelinų nevalgysi. Tai taip ir čia projektai geri, fantastiški. Ir bus rezultatai labai geri, bet ne šiandien. Taip kad gerbiu kompaniją už šitus sprendimus. Ir net jeigu mums atrodo blogai, praeis metai, prisiminsim šias dienas ir suprasim, kad mes kartu su kompanija kūrėm jos istoriją. Kūrėm jos istoriją ir juoksimės iš šitų tragedijų, iš šitų durų varstymų ir trankimų ir bėgimų ir šaukimų ir lėkimų ir visų kitų dalykų. Taigi, vadinasi, pakeitimai būtini. Ir kam? Kad išgyventumėm. Ne kad kompanija išgyventų, kad mes visi kartu su ja išgyventumėm. Ir aš šiandien Facebook'e skaičiau, kai parašiau ten tas savo mintis apie mus, apie mūsų komandą, apie tai, apie paskutinį postą. Man labai patiko Marijos Stančikienės komentaras. Bet juk jinai parašė šventą fiestą. Juk iš tikrųjų galvoju, kad ko gero kiekvienas iš mūsų, jeigu ne kiekvienas, tai tikrai daug kas iš mūsų, jeigu pamastytumėm, prisimintumėm praeitį, prisimintumėm žmonės, ar mes patys, ar mūsų tarpe, tikrai buvo žmonių, kurie taip vargingai pradėjo savo verslą. Jinai pasakojo, kaip žmogus pradėjo su 2 porom batų savo verslą. Truputį, po truputį. Kiek daug laiko turėjo suvalgyti tas toks verslo iškėlimas. Bet žmogus žinojo, kad tai jo, kad jeigu jis padarys, tai padarys.
Jeigu jis nepadarys, niekas už jį nepadarys ir nieko jis nekaltins. Tik tai po truputį, kasdien, po truputį. Taip ir mes. Mums duota viskas į rankas. Ir tarkim, tas aktyvumo mokestis bronzos pakete. Aš žinau, kad blogiau. Tikrai žinau, kad blogiau, pritariu. Jeigu anksčiau žmogus turėdavo $60, nesvarbu, kad viena dalis balansė, kita dalis taupykliai. Dabar jis turi 30. Bet kita vertus, pagalvokit, tuos 30 gaunat veltui. Tuos 30 gaunat už 20, gaunam už 20 minučių darbo per dieną. Ir čia darbas namuose. Ir dabar, kai jūs einat į kažkokį tai darbelį savo valdišką, ar ten kažkokį privatų, tai jūs dirbate 8 valandas. Aišku, jūs gauna daugiau. Bet ar nepagalvojat, kad jums reikia eiti iš namų, kad jums reikia važiuoti galbūt, kad jums reikia kuro, išleidžiat pinigus tenai, kad jums reikia rūbų, išleidžiat pinigus rūbams, kad jeigu čia jūsų verslas, jums reikia nuomoti gal kažkokį biurą, išleidžiat pinigus, jums reikia ten mokėti už šviesą, už vandenį. Nebūkim tokie taip siaurai žiūrintys, net ir šitas $30 už 20 minučių, kai jūs namuose, kai jums papildomų jokių išlaidų nėra, tai yra dideli pinigai. Ta prasme, idealių dalykų šio žemėje nėra. Dalykų, tobulų dalykų šio žemėje nėra. Šiam gyvenime nėra tobulybės, nėra. Bet ką be paimtumėm, galima pagerinti, patobulinti vienareikšmiškai. Vadinasi, tobulybių nėra. Tai jeigu tobulybių nėra, tai automatiškai, ką be paimtumėm, rastumėm minusų. Nes netobula. Jeigu netobula, reiškia yra minusų. Ką be paimtumėm, visur rastumėm minusų. Vėlgi, nuo mūsų minčių priklauso. O ko ieškosim? Ar ieškosim minusų, ar ieškosim, kabinsimės minusų ir dėjuosim, ir verksim, ir žiūrėsim, kas blogai? Ir sustosim galų galę savai įsitikinę, kad blogai? Ar ieškosim pliusų, kabinsimės už pliusų? Kuo toliau, tuo labiau, tuo daugiau jų rasim, tuo daugiau jų matysim ir padarysim verslą? Kiekvieno iš mūsų priklauso. Taip, kad arba ieškom pliusų, arba ieškom minusų. Aš minusų tikrai neieškosiu, aš pavargau. Nuo minusų gyvenime jie ir patys ateina, kam jų ieškoti. Toliau. Sekantis toks, apie aktyvumo mokestį, jau mes čia savaitę laiko kaip žinom, tai ko gero jau čia nėra ko daugiau sustoti ties šitų momentų, nes visiems viskas aišku turbūt ir nėra jokių. Nebent kas nors dar nežino tų sumų, tai galiu pasakyti, kad bronzos pakete yra $30 per mėnesį, busterio pakete yra 50, sidabro 60, aukso 70, platinos 80 ir vizionieriaus pakete $90 per mėnesį. Toliau, kas tikrai žinoma, bet dar neveikia, bet tikrai tai bus, tai yra produktų kitas. Tai yra produktų komplektas, galima taip pasakyti. Produktų komplektas tai yra, bus produktėliai, mūsų pačios kompanijos produktėliai. Nežinau, kokie jie bus, mums kol kas nepasakė. Pasakė, kad iš tikrųjų tai bus labai įdomus produktai, kuriuos mes mielai patys naudosimės ir galėsim, kas mėgsta pardavinėti, o pardavinėti bus labai skatinama. Reiškia, puikiai bus galima pardavinėti. Kas jie per produktai, tikrai nežinau, sakė virš 10 produktų ruošiama, kokie jie bus, niekas kol kas nežino, bet tai bus produktų toks komplektas, kitas. Tas produktų komplektas, vienas, jis neprivalomas, bet iš vienos pusės jis neprivalomas, tai reiškia galėsim patys nuspręsti, kada jį pirksim ir kada nepirksim, bet iš kitos pusės, jeigu norėsim bonusų už komandą, privalėsim jį pirkti ne tik mes patys, bet turėti po vieną žmogų kairiai ir dešiniai kojoj, kurie pirktų tą produktų paketą. Dabar, kokia jo kaina to produktų paketo? Bronzos pakete, tas produktų kitas, tas produktų paketėlis kainuos 4
$1,99, tai yra $5, aš apalinsiu. Visur visos šitos kainos eina be vieno cento, tai yra aš apalinsiu. Žodžiu, bronzos pakete tai $5 be vieno cento. Boosterio pakete tai yra $6 be vieno cento. Sidabro pakete $10 be vieno cento. Aukso pakete $12 be vieno cento. Platinos pakete $16 be vieno cento ir vizionieriaus pakete $20 be vieno cento. Tokie produktų paketukai, ne? Reiškia, tu turi sumokėti tuos pinigus, bet gauni produktą, kurį gali parduoti. Galima vieną tą paketėlį pirkti per mėnesį, o galima 100, kiek jūs norit. Žodžiu, čia produktai. Čia ne taip, kaip kažkoks mokestis mokamas už kažką, o tiesiog kompanija gamins produktus ir kaip ir visos dauguma tinklinio marketingo kompanijų turi savo produktus, vadinasi, žmonės dirbantys turi kiekvieną mėnesį kažkokį tai kiekį tų produktų pirkti, ar ne? Tai čia lygiai taip pat mes esame tinklinio marketingo kompanija ir atėjo laikas, kai kompanija paruoš produktus ir kiekvienas iš mūsų turim pirkti tuos paketus dabar. Kas nepirko paketo, tai vis tiek gaus pinigėlius už savo reklamų žiūrėjimą, tik negalės gauti nuo komandos bonusų. Dar vienas niuansas. Šitus paketėlius, produktų paketėlius turėsim pirkti iš išorinių pinigų, kaip čia jau verčiu iš ispanų kalbos, iš savo kišenės, kitaip tariant. Tai yra ne iš balanso. Tai yra, kai bus ten tie 30, pavyzdžiui, bronzos paketas, ar ne, gauna per mėnesį 60, 30 keliauja į kompaniją, 30 lieka jo balanse žmogaus. Šitas paketėlis, jeigu jis apsisprendžia jį pirkti, turės sumokėti pašaliniais pinigais, ne iš balanso. Žodžiu, kol kas to nedaro, nes kompanija leis tą daryti, tai prasme, paleis taisyklę šitą į veiklą, ar kaip čia išsireikšti. Tada, kai jau bus paruošti produktai, vienas dalykas, o antras dalykas, kai bus surastas būdas, kad tuos $5 bronzos paketas galėtų sumokėti be ten kažkokių pašalinių banko procentų, nes jūs įsivaizduojate, kad jeigu dabar per banką reikės pervesti tuos $5, tai vienareikšmiškai kažkiek dar turit mokėti ir bankui, vadinasi, automatiškai jau tie $5 virsta ne 5, o dar daugiau. Žodžiu, kompanija įsigalios, reiškia, leis šitai taisykliai veikti, įsigalios šitas punktas tada, kai kompanija suras būdą, kaip iš tikrųjų tuos $5 mokėti tik 5 ir nei centų daugiau. Žodžiu, suras būdą, kaip mes galėsim sumokėti lygiai $5, kad nereikėtų mokėti bankams už tuos pervedimus ir visus kitus dalykus. Kai suras šitą būdą, tada įsigalios šitą kitų taisyklė. Atrodo lygtai apie šitą viską ir pasakiau. Gerai, toliau. Šį šeštadienį ir šį sekmadienį, šitų 2 dienų bėgyje, aš jau rašiau grupėje, gal matėt kas nors, bus sumokėta už 2 savaitės. Tai yra, praeitą savaitę mums buvo sumokėti pinigėliai už 24 savaitę. Tai yra už tą savaitę, kuri buvo prieš ofiso uždarymą. Jeigu gerai pamenat, mes dirbom visas dienas ir paskui penktadienį, paskutinę dieną, kai pasidarėm namų darbus, šeštadienį ofisas jau neveikė. Ir paskui visas tas dienas ofisas neveikė. Už tą savaitę taip ir buvo, taip ir tęsėsi nesumokėta. Taip kad praeitą savaitę mums sumokėjo už tą darbo dar savaitę paskutinę. Nu ir šį šeštadienį, sekmadienį bus sumokėta už 2 savaitės iš karto, tai yra už 25 ir 26. Tai yra,
25 savaitė tai buvo ta savaitė, kai ofisas neveikė, ir 26 savaitė tai yra praeita savaitė, kur mes turėjom gauti pirmadienį, antradienį, vakar už vakar turėjom gauti pinigėlius, negavom, nes vyksta košmariškai didžiuliai darbai ofise. Šeštadienį, sekmadienį gausim už 2 savaitės iš karto. Ir bonusai. Dabar bonusai už gegužės mėnesį. Čia jau labiau knieti tiems, labiau rūpi tiems, kurie dirba daugiau laiko. Bonusai už gegužės mėnesį. Visi žinom, kad bonusus už gegužės mėnesį turėjom gauti birželio 15 ir vis dar jų negavę. Taip kad bonusai už gegužės mėnesį pranešė, kad 15 dienų bėgyje, bet šitą pranešimą jau skaičiau 2 kartus, prieš savaitę ir dabar. Taip kad nežinau, 15 dienų tas bėgis nuo kada. Nuo dabar ar nuo prieš savaitę. Žodžiu, nežinau, nuo kada tas skaičiuoti 15 dienų, iš tikrųjų nesupratau, o mes ispaniškai paaiškinimų dar negavom. Ir šiaip jau turėčiau galbūt net šiandien ir nekalbėti su jumis, nes vis dar paaiškinimų negavom. Bet aš ten kaip visais keliais mėginau ieškoti visokių paaiškinimų, kokių gavau, kokių negavau. Žodžiu, taip kad nežinau iš tikrųjų, kaip skaičiuoti tą 15 dienų. Ar nuo dabar, ar nuo praeitos savaitės. Bet 15 dienų bėgyje bus sumokėti bonusai. Ir bonusai yra paskaičiuoti pagal dar seną mokėjimo planą. Tai yra, kaip mes gavom už balandį, kaip gavom už kovą, pagal tą patį skaičiavimą, pagal tą patį seną marketingą, pagal tuos pačius senoviškus skaičiavimus bus paskaičiuoti mūsų bonusai. Tai yra fantastiška naujiena, labai gerai, todėl kad kiek maždaug kas planavo gauti, maždaug taip ir gausit, nes būtent už gegužį dar viskas po senoviai, dar niekas nepasikeitė. Toliau. Liepa bus pakeitimų, kai kurių pakeitimų po Liepos, tačiau dar visą Liepą čia bus pagal senovę. Tai yra, tuoj paaiškinsiu, ką tu noriu pasakyti. Visi žmonės dabar, visi jūs, kuriems kažko trūksta, kuriems trūksta ten iki pakelimo paketo kažkiek tai, labai pasiskaičiuokit. Turit visą Liepą prieš akį ir šitus dalykus, kas planuoja, būtina padaryti Liepos dar mėnesį. Tai yra, pasiskaičiuokit, kam kiek ko trūksta, pasiskaičiuokit, kiek maždaug dar gausit, nes dabar šeštadienį, sekmadienį už 2 savaitės gaunat. Pirmadienį, antradienį gausit dar už 3 savaitę ir dar gausit bonusus už komandą. Žiūrėkit, kaip jums ten užtenka tų pinigėlių, kaip ten įmanoma, nes Liepos mėnesį bus paskutinis mėnuo, kai galėsit primokėti paketo skirtumą. Tai yra, pavyzdžiui, kas turi boosterį, tai dar visas Liepos mėnuo bus, kai galima bus primokėti skirtumą, tai yra, kiek čia mūsų, 500, ar ne? Primokėti tuos 500 ir turėti sidabrinį paketą. Arba kas turi sidabrinį, primokėti 700 ir turėti auksinį. Ir taip toliau, žodžiu. Liepos mėnesį paketai, upgrade, tai yra kilimas paketais, dar veiks po senoviai. Bet tik Liepos. Toliau, kiekvieną kartą paketą reikės pirkti pilną kainą, jau negalios 12 mėnesių taisyklė, bet nusipirkus paketą pilną kainą, nuo jo pirkimo datos ir bus 12 mėnesių paketo galiojimas. Bet ten bus dar vienas niuansas, kurio aš pati dar gerai nesuprantu ir čia tas jau krentu į tą pavojų, žinot, be supratimo. Pati dar gerai nesuprantu, todėl nelabai drįsiu jums aiškinti, patikėkit, pažadu, tikrai pažadu, visus niuansus išknisinėsiu, visus niuansus išsiaiškinsiu, visus niuansus išanalizuosiu, visus niuansus apskaičiuosiu ir tada jums pateiksiu viską, turiu daug idėjų, turiu daug minčių, patikėkit ir pasitikėkit, kas drįstat pasitikėti manim, galit pasitikėti. Man patinka skaičiukai, man patinka analizė, man patinka knaisiotis, analizuoti, planuoti, skaičiuoti ir žiūrėti, kaip čia kur išlys. Pažadu, kas liksit su manim, kas liksit mūsų šitoj fantastiškoj, stiprioj, galingoj,
iš tikrųjų, sakau nuoširdžiai, labai džiaugiuosi, labai stipri komanda, kas nubyrės, nubyrės. Turėjo tai būti. Net ir gamtoj natūraliai atranka būna. Bet kas išliks, pažadu, išanalizuosiu, suskaičiuosiu, išknaisiosiu, išklausinėsiu, sužinosiu ir sukursiu gerą mūsų veiklos planą, pažadu. Kol kas turiu idėjų, bet dar jas reikia apdirbti. Dar jas reikia apšlifuoti, apdirbti ir turiu idėjų. Bet jau turiu idėjų. Taip, kad niekas neliks vieni vidury kelio ar nenumesti. Tai va, toliau. Reiškia, ten po Liepos bus kažkaip tai, kad vienoj sąskaitoj galėsi turėti keletą paketų. Pavyzdžiui, kaip visi pradedam nuo bronzos, ar ne, pradėjau bronzą, dariau bronzą, ten po kažkurio tai laiko susikaupė boosterį, pakylu į boosterį, nežinau, ar iš šito taško, nežinau, ar išnyks bronza, ar bronza ir lieka, ar jinai išnyksta, šito momento nežinau, bet kai pakilom į boosterį, jau turim boosterį, ten kaupiam pinigėlius kažkaip, ten, kai ten už komandą kažkiek ateina ir jeigu jūsų boosteris, pavyzdžiui, dar jam nesibaigė 12 mėnesių, o tarkim komanda dirba stipriai ir pas jūs susikaupė pinigai sidabriniam, pavyzdžiui, paketui, jūs imat sidabrinį paketą, bet kai paėmėt sidabrinį paketą, tai jau turit du, tai yra, jau turit ir boosterį, kurio dar 12 mėnesių nesibaigė ir jis pasibaigs tada, kai jam 12 mėnesių pasibaigs, bet šalia boosterio jau turėsit ir sidabrinį, tai yra turėsit vienu metu du paketus. Tai yra, gausit ir už tuos namų darbus. Ta prasme, tokių įvairių niuansų, kuriuos man dar būtina suprast, suvokti, išsiknaisiuoti, išsiplanuoti ir pažiūrėti. Nes yra dalykų, kurie pasakyti, bet pasakyti taip plikai. Žinot, kaip dabar visi švaistosi tą informaciją. Ai, ten girdėjau tą, ai, ten girdėjau kitur. Žodžiu, todėl ir sakau, labai didelis pavojus žinojimas be supratimo. Todėl aš dabar jums pasakoju. Ir to, ko aš pati dar iki galo nesuprantu, jūs įspėju, kad šito taško aš dar gerai nesuvokiau. Žinau, kad tai bus, bet neskubėkit, nespręskit nieko, nedarykit jokių sprendimų. Palaukim, kol šitas mūsų žinojimas virs supratimu, suvokimu. Tada darysim sprendimus. Tai va, bet Liepos mėnesį išnaudokit. Visi pasižiūrėkit, kokia ten pas jų situacija, visi pažiūrėkit, kaip ten jūsų tie planai, visi apsižiūrėkit, nes vėlgi šitas taškas, šitas niuansas, šitas Liepos mėnuo buvo priimtas vakar ar užvakar, tai yra iš pradžių jo net nebuvo, bet vis dar vyksta dėrybos, vis dar vyksta svarstymai, vis dar vyksta posėdžiai ir ne veltui aš jums sakau, ne viskas dar nuspręsta. Todėl neklausykit, ką žmonės kalba. Aš nenoriu, kad prisiklausytume dalykų, kurių gal net nebus patvirtinti. Noriu tikslių dalykų. Liepos mėnuo atėjo po vienas iš paskutinių sprendimų ir mes turim šitą mėnesį apsiplanuoti, pamastyti, pagalvoti ir pasidaryti protingai, kaip tik tai galim teisingiau ir protingiau. Toliau. Yra taisyklė 90 dienų. Dar vienas taškas, kurio ne iki galo žinau. Reiškia taip. Ir toliau lieka galimybė, kad vieni kitiems galėtumėm pirkti paketus. Tai yra puikia galimybė abiejų žmonių atžvilgių. Mes jau tai kalbėjom ne kartą, bet vis tiek galiu pakartoti, ar ne? Kai vienas narys gali kitam nariui pirkti paketą, tai yra fantastiška galimybė. Kodėl? Todėl, kad abiems nariams labai į naudą. Kodėl? Todėl, kad tas, kuriam perkama, jam paketas kainuoja žymiai pigiau, nes nereikia jokių ten procentų mokėti. Nes gali pervesti savo pinigus į Joy Admiradą, bet tenai sumokėsi 11,66%. Tai yra paketas gerokai pabrangsta. O kai perki vienas su kitu, tai plika kaina gaunasi. Ir tam, kuris perka kitam žmogui paketą, irgi gerai, nes
šitus pinigėlius išsigrynina ir tie pinigėliai neina per banką, neina per jokius kitokius dalykus, tiesiog iš rankų į rankas perdavė pinigus, išsigrynino pinigus. Žodžiu, abiem gerai. Toliau bus galimybė ir toliau tęsis ta pati galimybė pirkti vieni kitiems paketus, bet ten jau pradės egzistuoti 90 dienų taisyklė. Dabar šita 90 dienų taisyklė, nežinau, vieno niuanso šitos taisyklės nežinau, tai yra, galėsi pirkti paketus žmogui, kuris turės mažiau nei 90 dienų nuo pasirašymo dienos. Ir antra dalis šitos taisyklės, nežinau ar galioja ar ne, nes girdėjau ir taip, ir galutinai, ko gero, net neprimtas sprendimas, būtinai reikės sužinoti, kai sužinosiu, būtinai jums vėl pranešiu. Gali būti taip, kad, nežinau tikrai, kad 90 dienų taisyklė irgi galios po vieno paketo pirkimo iki kito paketo pirkimo. Žodžiu, nežinau. Šito niuanso nežinau. Įtariu, kad jūs ko gero nesupratot, gal aš čia labai sumaliau į krūvą viską. Žodžiu, vis tiek dar išsiaiškinti. Žodžiu, vienas narys kitam nariui gali nupirkti paketą, bet tik tokiu atveju, jeigu tas kitas narys dar nepraėjo 90 dienų nuo to, kai jis pasirašė kontraktą. Dabar ar šita taisyklė prasitęs, tai yra, ar šita taisyklė prasitęs ne tik nuo pasirašymo, bet ir nuo paketo keitimo, šitos antros dalies nežinau. Dar laukiam patvirtinimo. Toliau. Žodžiu, ko gero, tiek tai, kas patvirtinta, tai yra tiek. Tai, ką jums dabar susakiau, yra viskas patvirtinta, viskas taip ir bus. Dar vienas dalykas, kas yra tikras, tai yra bonusas už komandos pardavimus. Šitas bonusas tikras, nesikeis ir jis tikrai liks, todėl aš jį galiu jau pasakyti. Mes žinom, kad turėjom tą vieną bonusą, kuris sakydavom tavo komandoje, kiek vyksta pardavimų, gauni 1% už pardavimus, ar ne? Žinom šitą, sakydavom. Dabar šitas bonusas keičiasi, tai yra, bus didesni procentai. Bronza, boosteris ir sidabras už komandos pardavimus gaus po 5%. Auksas, platina ir vizionierius už komandos pardavimus gaus po 6%. Žodžiu, kaip sakiau, iš karto labai skatinami pardavimai. Šitas bonusas gali ateityje būti labai didelis, todėl aš pati visą laiką jums sakydavau, kad aš nepardavėjas, aš nemėgstu pardavinėti, man patinka kurti komandą, man patinka kitoks darbas, man nepatinka pardavimai, bet kadangi kompanijai tai reikia, o jeigu to reikia kompanijai, to reikia mums, nes jeigu bus stipri kompanija, būsim stiprus mes, kompanijai dabar reikalingi pardavimai. Pažadu, dar vieną kartą jums pažadu, kai tik gausim produktus, būtinai analizuosiu, būtinai išsiknaisiosiu, būtinai išsiklausinėsiu, ko pati nesuprasiu, būtinai išnagrinėsim iki detalių visus produktus, ir būtinai pati mokinsiuosi ir darysim kartu mokyklėlės produktams ir pardavimams. Jeigu mums reikia, vadinasi pasistengsim, vadinasi padarysim, kad būtų geri rezultatai. Nes jeigu tokie dideli procentai už pardavimus, už visos komandos pardavimus, vadinasi, į tai dabar būtent dedamas akcentas, kol dabar sunku, kol toks periodas, imkim, darykim, mokinkimės reikia, vadinasi darom. Šventa, be pasiteisinimų, ar ne? Tai va, tiek žinių, tiek dalykų, kurie tikrai aiškus, kiti bonusai neaiškus dar, kiti 2 bonusai tiksliau neaiškus, nėra patvirtinimo dar. Vienas bonusas už reklamų žiūrėjimą komandos ir kitas bonusas už komandos mėnesinį aktyvumą. Dėl šitų 2 bonusų dar nėra galutinio sprendimo, taip kad ko gero aš net nežinau, ar jums sakyti ar nesakyti, nežinau, ar verta, nepatinka sakyti dalykai, kurie nėra patvirtinti. Kągi,
Ko gero, tuo baigsiu. Ne, tuo nebaigsiu. Dar vieną dalyką noriu pakalbėti. Pasižiūrėjau savo užrašiukus ir atradau dalyką, kurį buvau užmiršusi, o iš tikrųjų svarbu. Iš tikrųjų svarbu. Sponsorius. Kas yra sponsorius? Aš ko gero su jumis nei karto nekalbėjau apie tai ir matau, kad jau reikia apie tai pakalbėti, todėl kad žmonės klysta šitoj vietoj, daro klaidas ir turbūt nelabai supranta, kas iš tikrųjų yra sponsorius. Sponsorius tai yra žmogus, kuriam jūs rūpit labiau negu kam kitam šioj žemėje, kas liečia verslą. Aš kalbu apie verslą. Aš nenukrypstu į kitas gyvenimo sferas. Aš kalbu apie verslą. Sponsorius, jūsų tiesioginis sponsorius arba netiesioginis, antras, trečias sponsorius. Jūsų sponsorius tai yra žmogus, kuriam jūs labiausiai rūpite, kuris daugiausiai įdės į jūs laiko, pastangų, kuris labiausiai nori, kad jums pasisektų. Nes jeigu pasiseks jums, pasiseks ir sponsorius. Vadinasi, yra šventa taisyklė tinkliniam marketinge. Ir galbūt yra žmonių, kurie neturėjo nieko bendro su tinkliniu marketingu, todėl labai daug klaidų daro. Tiesiog priimkite šitą taisyklę, kurią dabar pasakysiu. Neanalizuokit. Juk kai jums pasako, kelių eismo taisyklės, kai pasako, kad jeigu plyta, reiškia nevažiuok kitą gatvę, ten eismas uždraustas. Juk neklausė, o kodėl? Taisyklė ir šventa. Tai dabar jums pasakysiu, jeigu nori sėkmingo verslo tinklinio marketingo kompanijoje, ir nekalbu apie šitą, apie bet kurią tinklinio marketingo kompaniją, nori sėkmingo verslo, taisyklės priimk, net jeigu jų nesupranti. Jos ne šiaip išgalvotos. Jos išgalvotos, nes būtent taip tai duoda rezultatus. O taisyklė tokia. Ir jinai šventa. Dvi taisyklės. Pirma. Sponsorius visada teisus. Antra taisyklė. Jeigu sponsorius neteisus, žiūrėk pirmą taisyklę. Nes tai žmogus, kuriam jūs labiausiai rūpi. Kuris labiausiai pergyvens dėl jūsų sėkmės. Kuris daugiausiai įdės pastangų, kad jums pasisektų. Kuris dėl jūsų kiekvieną minutę pergyvena. Ir galvoja, kaip čia padaryti. Ir kaip čia geriau. Ir kaip čia geriau. Ir kaip čia. Ir jeigu nedirba jūsų tiesioginis sponsorius, o būna taip, tai dirba aukštesni. Bet sponsorius tai yra žmogus, kuriam jūs labiausiai rūpit versle. Niekam taip nerūpit, kaip rūpit savo sponsoriui. Ir neturim teisės sakyti nei vieno blogo žodžio apie sponsorių. Nei vieno. Nes šitas verslas, norit jūs to ar nenorit, tai yra duplikacijos. Ir jeigu kada nors jūs išdrįsit blogai kalbėti apie jūsų sponsorių, tai jūsų žmonės iš jūsų mokinasi. Ir ateis diena, kai tie žmonės kalbės blogai apie jūs. Bet kas dar blogiau, ateis diena, kai jūs žmonės kalbės blogai apie juos. Ir kas dar blogiau, 100 gylis kalbės blogai apie juos, apie juos, apie juos, apie juos ir apie juos. Ir tai yra vienareikšmiškai jūsų verslo griovimas. Tai yra žiauriai didelis pavojus. Tai yra jūsų verslo griovimas. O jeigu jūs norite statyti jį, tai elkitės priešingai. Visada gerbkite sponsorių. Net jeigu kartais jums atrodo, kad jis neteisus. Bet su laiku pamatysit, kad ko gero jis bus teisus. Gerbkite sponsorių. Kalbėkit tik gerai apie sponsorių. Visą laiką savo žmonėm pristatykit sponsorių.
bet pristatykit tik labai gerai žodžiais, kad jie jį gerbtų. Tada jie gerbs jūs. Tada jų žmonės gerbs juos. Ir bus didžiulė, stipri, galinga, tvirta, neišardoma komanda. Tik su tokia komanda galit padaryti šitą verslą. Tai yra tinklinis marketingas. Tai yra žmonių santykių verslas. Žmonių santykių ir jautimo verslas. Kitaip neįmanoma. Galit man netikėti, galit mėginti ieškoti savo kelių. Kitaip nebus. Negriaukit savo verslo. Nes jeigu tik tai kalbat prasižiojat blogai apie sponsorių, pradėjot griauti savo verslą. Galit tikėti, galit ne. Na kągi, tiek informacijos, ką žinojau, vis dar laukiu daugiau naujienų, vis dar laukiu daugiau žinių. Tikrai jums pažadu visas naujienas perduoti. Vėlgi, dar vienas niuansas. Nenoriu rašyti naujienų raštu. Man tai yra labai šalta, labai plika, labai, nežinau kaip, tolima. Naujienos sudėtingos, pakeitimai sudėtingi, sąlygos pablogėja. Vienareikšmiškai su tuo sutinku ir patikėkit, man pablogėja daugiau negu jums, nes aš prarasiu daugiau pinigų negu jūs, negu daugelis iš jūsų. Nesvarbu, man svarbiau, tegul aš gausiu mažiau ir gerokai mažiau, bet tai bus daugeliui metų į priekį. Pasirenku eilę metų į priekį, negu kelis mėnesius ir bankrutuoti. Iš tikrųjų, kaip šitam filmuke motyvaciniam, kur žiūrėjot, ar ne, sakė, sutinku su tuo šventai, o sakė, visiems būna, bet kuriam versle, ir tai ne tik šitam versle, bet kuriam versle, yra kilimai, yra smukimai, yra gerų dienų, šviesių dienų, yra džiaugsmo, ir yra blogų dienų, nesėkmių, yra sunkumų, būna kartais taip sunku, kad nežinai, kur dėti. Nepažįstu verslo, kuris visą laiką tik į viršų kiltų. Neegzistuoja tokie dalykai, suvokim, supraskim, kiekvienam versle yra, buvo ir bus smukimai. Susigriebti tokiais sunkiais momentais, susijimti, kad ir kaip sunku, judėkim į priekį. Ir iš tikrųjų, kaip ten tam filmuke sakė, kiti neištveria, meta kodėl? Todėl, kad jie nemėgsta savo darbą. Ir kai tavo nemėgstamam darbe, kai darbe, kurio tu nemyli, kurį tu darai per prievartą, dar pasidaro ir labai sunku, nieko kito nelieka, kaip mes paprasčiausiai išnykti, išeiti, palikti. Bet jeigu tu myli savo darbą ir žinai, kad būna visą laiką kilimai, kritimai, ir šiuo metu labai sunku, nes esi kritime, tai džiaukis. Nes kuo žemiau nukrisi, tuo geriau. Kodėl? Todėl, kad kai atsirasi pačiam žemiausiam taške, nieko kito neliks, kaip kilti vėl iš naujo. Bet jeigu tu myli savo darbą, tu jį tęsi, tu jį darysi, tu ir toliau kovosi dėl savo ateities, dėl savo svajonių, dėl to, ko tu iš tikrųjų nori dėl savęs ir dėl savo šeimos ir dėl savo vaikų. Iš tikrųjų, tie, kurie ir bus žmonių, kurie dabar paliks, kurie išeis, kurie mes, kurie sakys nesąmonė, jau mačiau, aš čia viena šiandien grupiai rašė moteris. Aš pažaidžiau 3 savaitės, gana čia man nervų neužtenka. Bet aš neišeisiu, nes aš šitą darbą myliu. Nes aš be šito darbo savo gyvenimo nematau, aš nežinau, ką aš galėčiau daryti. Aš nemokėčiau jau dabar gyventi šito darbo. Šitas darbas tai mano gyvenimas. Aš myliu šitą darbą. Ir kad ir kaip sunku bebūtų, aš paprasčiausiai jų nepaliksiu. Ir jeigu jūs su manimi,
tai aš labai, labai laiminga. Ir tai sakau labai nuoširdžiai. O tie, kas nori mest, net jeigu yra čia salėje tokių žmonių, kurie į visą tai žiūri neigiamai, kurie nori mest, kurie nori išeiti, išeikit. Jūsų norai gerbiami, aš tikrai gerbiu jūsų norus. Bet gerbkit mus, tuos, kurie liekam, gerbkit ir mus, tuos, kurie tęsia. Ir išeikit tyliai ramiai, netrenkdami durimis, neleisdami visokių nereikalingų žodžių. Tai va, žodžiu, šiandien tiek.